Prie reaktoriaus prijungti specialūs prietaisai, kurie leidžia išmatuoti išsiskyrusių dujų kiekius, nustatyti jų sudėtį. Itin svarbu žinoti metano kiekį, nes metano dujos yra svarbiausia energetinė biodujų komponentė. Kuo daugiau metano, tuo daugiau energijos. Priklausomai nuo užpilamų atliekų tipo, metano koncentracija gali būti nuo 50 iki 80%. Vienas sėkmingiausių biodujų pritaikymų pavyzdžių randame Kauno nuotekų valymo įmonėje. Kai Kauno vandenvalos įmonėje Marvelėje 2008 metų pabaigoje pradės veikti biologinio valymo įrenginiai, Nemuno vanduo ties Kaunu taps beveik idealiai švarus. Bus išvaloma apie 95% į Nemuną iš Kauno srūvančių teršalų. Nuotekų valymo technologijų procesų metu susidaro nemažai biodujų. Dalis jų panaudojama šildymui, likusi parduodama. Vandenvalos įmonėje surinktas dumblas kaupiamas specialiuose rezervuaruose, o puvimo metu išsiskiriančios dujos suspaudžiamos ir vamzdžiais tiekiamos į elektrinę. Pati seniausia atsinaujinančią energiją naudojanti jėgainė Lietuvoje – Kauno hidroelektrinė. Nors Lietuvoje kol kas panaudojama tik 14% turimų techninių hidroenergijos išteklių, tačiau mūsų valstybės geografinė padėtis nėra dėkinga tokios rūšies energijos vystymui, nes vandens aukščio pokytis šalies upėse nėra pakankamai didelis, kad apsimokėtų jį panaudoti energijos gamybai. Kita priežastis – stabdanti hidroelektrinių statybą, jų žala aplinkai. Sunaikinami dideli miškų ir žemės plotai, kultūros vertybės, padaroma žala upių slėnių kraštovaizdžiui, biologiniai įvairoviai, sutrikdoma žuvų ir kitų gyvūnų migracija. Dėl to Lietuvoje sparčiai plinta mažos hidroelektrinės, kurių galia mažiau negu 10 MW. Statant jas prie esamų ir nenaudojamų tvenkinių, jų keliama žala aplinkai minimali. Be to, jos yra ekonomiškos bei rentabilios. Šiuo metu jau pastatyta virš 10 naujų mažųjų hidroelektrinių ir bendras jų skaičius viršijo 20. Mažųjų hidroelektrinių verslas tapo patrauklus privatiems investuotojams. Nors visumoje mažosios hidroelektrinės yra santykinai brangios, tačiau atsiperka maža elektros gamybos savikaina ir praktiškai nėra jokios verslo rizikos. Lietuvoje ilgus metus dirbanti didelė Kauno hidroelektrinė, kurios galia 100 MW, per metus pagamina 350 milijonų kWh energijos. Yra geras, saugios ir efektyvios hidroenergetikos pavyzdys. Platesniam mažųjų hidroelektrinių statybos tinklui kurti reikalingi specialistai, galintys įvertinti statybos vietas ir kitas sąlygas. Jie turi turėti platų išsilavinimą, aprėpiantį tiek gamtos mokslo žinias, tiek ekonomiką bei inžineriją. O tokių specialistų ruošimų tradicijos Lietuvoje dar tik formuojamos. Viena iš perspektyviausių alternatyvios energetinės ateities vizijų yra vandenilio energetika. Šiandieninėme pasaulyje tai gali būti vienas efektyviausių būdų išspręsti susidariusias globalinės aplinkosaugos problemas. Vandenilis yra paprasčiausias, labiausiai visatoje paplitęs elementas. Žemėje vandenilis yra sukauptas įvairiuose junginiuose. Norint vandenilį naudoti kaip energijos šaltinį, jį reikia išskirti iš cheminių junginių. Šiam išskyrimui reikalinga energija, kurią galima naudoti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Kol kas vandenilis išgaunamas pramoniniu būdu, naudojant anglis ar gamtines dujas ir išskiriant anglies dvideginį, šiltnamio efektą sukuriančias dujas. Vandenilį taip pat galima išgauti iš didžiausio šio elemento šaltinio – vandens. Vandenilio deginimui naudojami specialūs prietaisai vadinami kuro elementais.
Juose grynas vandenilis degdamas jungiasi su deguonimi, susidaro aplinkai nekenksminga medžiaga vanduo ir išsiskiria elektros energija. Šią energiją galima naudoti įvairiems tikslams, pradedant automobilių varikliais ir baigiant nešiojamų kompiuterių baterijomis. Tokios energetikos maketą studentai gali išbandyti Vytauto Didžiojo universiteto fizikos katedros aplinkos fizikos laboratorijoje. Maketą sudaro 3 dalys. Pati pirmoji grandis yra saulės elementai, kurie gamina elektros energiją. Ši elektros energija naudojama skaidyti vandens molekulėms į vandenilį ir deguonį. Šis skilimas vyksta specialioje membranoje, kurią matome sumontuotą tarp plastikinių plokštelių. Deguonis išteka į orą, o vandenilis kaupiamas kitame inde. Galima matyti, kaip vandenilis pildydamas šį indą išstumia vandenį į viršutinę talpyklą. Atidarius vožtuvą, vandenilio dujos patenka į kuro elementą, kuriame vandenilis jungiasi su atmosferos deguonimi, susidaro vanduo ir išsiskiria elektros energija. Vienintelė problema, kuri vis dar neišspręsta vandenilio energetikoje, tai vandenilio saugojimas ir transportavimas. Šiuo metu kuriami kietųjų medžiagų junginiai, galintys kaip kempinė absorbuoti vandenilį. Pakaitinus tokią medžiagą, vandenilis išsilaisvina ir gali būti naudojamas kaip kuras. Tokiu būdu didelis vandenilio kiekis sukoncentruojamas mažame tūryje ir vandenilio saugojimo problemą galima išspręsti. Šį uždavinį sprendžia ir Lietuvos specialistai, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos energetikos instituto mokslininkai. Vandenilis gali paspartinti saulės ir vėjo energijos naudojimą, nes vandenilio kaupimas gali padėti pašalinti didžiausią šių atsinaujinančių šaltinių trūkumą – jų nepastovumą. Lietuvos verslo įmonės, mokslo institucijos ir mokymosi įstaigos aktyviai pasitinka šiuolaikinius energetikos iššūkius. Koncernas Achemos grupė investavo į modernių vėjo jėgainių parką, kurių galingumas 16 MW. Kauno nuotekų valymo įmonė įdiegusi šiuolaikinius biotechnologinius sprendimus ne tik išvalo vandenį nuo įvairių teršalų, bet ir gamina biodujas. Lietuvos energetikos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto fizikos katedros mokslininkai kuria vandenilio energetikos technologijas, kad netolimoje ateityje vandeniliu varomi automobiliai važinėtų ir mūsų gatvėmis.